Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso kieme atidaryta paroda Jaunimo maištas. Apie pastangas tarybiniu laikotarpiu nepasiduoti komunistiniai ideologijai, nutautinimui, dvasiniam niokojimui ir gaivinti tautiškumo bei valstybingumo tradicijas. Su istoriku Gintautu Terlecku kalbamės apie parodoje Jaunimo maištas menamus laikus ir apie rūpestį Lietuvos ateitimi. Maištas. Aš manau, kiekvienas iš mūsų esame maištininkai. Vienas mažiau, kitas daugiau. Jeigu norim būti savimi, jeigu norim rasti šiame gyvenime save, visą laiką mes maištaujame, nes aplinka dažnai neleidžia mums būti savimi. Tai aš nuo pat mažumės kažkuria prasme, kartais ir giliau, labiau buvau maištininkas. Jo labiau, kad užaugau tokioje šeimoje, Terleckų šeimoje, kur nuolat buvo maištaujama. Tai aš nuo mažens mačiau daugybę maišto pavyzdžių. Tėvo kova, sąlyginiai tragizmai, tėvo kalėjimai, mamos ašaros ir nuolatinis priešinimasis. O pats augau tuo metu, kada buvo labai populiarios tokios jaunimo maišto savotiško formos, tai hipių era tai buvo. Klausydavomės muzikos, ta muzika buvo kupina laisvės, nevaržymų, nelabai mes tuo metu suprasdavom anglų kalbą, tai įsivaizduodavom, kad tekstai yra apie tai, ką patys matom, ko patys trokštam, mados be abejo, džinsai, kurie buvo velniškai brangus, arba platėjančios kelnės, ilgi plaukai. Kiekvienas stengėsi išmokti, tiesiog buvo gėda nemokėti brinžinti gitarą. Ir šiaip buvo labai susidomėjimas daug kuo. Ir poezija, ir literatūra. Patys bandydavome kažką tai kurti, net operas kūrėm, aš gal pats ten daugiau buvau personažas kai kurių operų, Džekas, Diskų karalius. Maištas beveik vykdavo ne kiekvieną dieną, bet labai dažnai. Atsimenu 22 vidurinę mokyklą Antakalnyje. Tai būdavo tokių dalykų, kai ateini į pamokas rugsėjo 1 ilgais plaukais ir tavęs nepriima į pamokas, sako, nusikirp. Tai aš normaliai apsikirpu, o mano draugai kitose klasėse ateidavo plikai nusikirpę. Tada vėl negerai, kad ką iš čia rodot ir taip toliau. Arba drausdavo ateiti su tokiamis tarbomis, lininiais maišais. Buvo mada vaikščioti su maišais, ne su portfeliais mokykliniais, o su maišais lininiais. Lininiais, drobiniais. Tai irgi nepriimdavo į pamokas, tai tada viena klasė kitą dieną protestuodama atėjo su kibirais. Tada vėl priekaištai, kodėl jis atėjo su kibirais. Vykdavo šokiai, diskotekos, mokykloje grojo tokia grupė Plūgai. Dainavo dainą, pavyzdžiui, tokia buvo Black Sabbath grupė anglų ir Jėzus Kristus paranoidas. Tai žodžiai lietuviški tos grupės buvo, Jėzus Kristus buvo hipis, basas vaikščio danguje ir taip toliau. Ir direktorė gesino šviesą, sako, viskas diskoteka baigėsi. Tai suklaupė visi mokiniai. Na ir tas faktas paskui nuskambėjo per visą Lietuvą, kad revoliucija 22 vidurinėje mokykloje vyko. O aš atsimenu, kaip po metų po Kalantos susideginimo, po Kauno įvykių, su klasioku Vytautu Petrausku užklijavom tą progą tokį skelbimą ant lentos prieš pat direktoriaus kabinetą, kad lygiai prieš metus įvyko pirma revoliucija. Žinoma, tų revoliucijų ir anksčiau buvo daug visokių. Tokiais labai stipriais klijais užklijavom, aš ranką parašiau, draugas mano raštą apvedė ranką, užklijavom, kai atėjom per kitą pertrauką,
jau to skelbimo nebuvo. Bet jokių triukšmų, nieko, direktorė buvo protinga, nenorėjo vėl afišuoto įvykio. O vėliau maištai, armija, rekrutavimas, grįžau, baigiau pedagoginį institutą, labai buvo sunku gauti darbą, nes nenorėdavo niekas priimti, kadangi buvau tokio tėvo vaikų, baltas varniukas. Vienoje mokykloje priėmė, bet 1987 metais rugpjūčio 23 dieną įvyko tas garsusis mitingas Lietuvos laisvės lygos prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Aš dalyvavau tame mitinge, žinoma, kalbų nesakiau, turbūt stovėjau su šeima ir su svečiais atokiau. Na ir prasidėjo, manęs sužinojo KGB, be abejo, tą dalyką pranešė mokyklai ir suorganizavo mano smerkimą. Susirinko mokytojai, daug mokytojų, kokių 100 mokytojų, didelė mokykla Šeškinėje, 56 vidurinė mokykla. Na ir dėja beveik visi mokytojai mane smerkė ir reikalavo išmesti mane iš mokyklos. Buvo svečias, labai toks gražus, jaunas komjaunuolis, komsomolicas, kuris pasakė, lengva jį išmesti. Bet kur jisai nueis? Taigi nueis pas buržuazinius nacionalistus. Ir paliko mane auklėjimui mokykloje. Prasidėjo auklėjimas. Laiko stoka, nepasakosiu, kai mane auklėjo. Labai greitai prasidėjo sąjūdžio mitingai. Beveik nei vieno mitingo nepraleidau. Lietuvos laisvės lygos vykdavo mitingai, dalyvaudavau. Dalyvavau mokytojų sąjūdyje. Tai tiek maištavau. Idilijos niekados nebuvo, nėra ir nebus. Ir šie laikai, kokie mums nuostabus ar kokie kai kam baisus atrodo, juos reikia kritiškai žiūrėti. Ir juos daug ką reikėtų keisti, daug ką už ką pakovoti. Gyvenimas kaip ežeras. Jeigu ežeras nebanguoja, kažkas tai nesipriešina kažkam, tai kažkas nekritikuoja, nejuda bangos, tai toks ežeras virsta bala. O šiaip dabartinėje Lietuvoje tai pasigendu rūpesčio pačios Lietuvos ateitim. Vis dėlto daugelį faktų, daugelis valdžių sprendimai, jie tokie labai kelia nerimą ir abejonės. Turiu omeny ypač dėl Lietuvos valstybingumo. Žinoma, esame Europos Sąjungoje, tai gerai, bet Europos Sąjungoje įstojome dėl to, kad išliktume, o ne dėl to, kad ištirtume. Deja, dabar tokie procesai, kada tirpsta pati valstybė, kurią dar kūrėme, ir patys gerai žinoma, tirpsta tauta. Kultūriniai dalykai, uždarinėjamos kultūrinės įstaigos arba jos spaudžiamos, kurios kovoja dėl Lietuvos kultūros, Lietuvos kalbos, dėl Lietuvos praeities ir Lietuvos, pavyzdžiui, genocido ateitis neaiški. Tai daug kelia rūpesčių, net pasipiktinimo. Jaunimas, nes visą laiką visos generacijos tikriausiai kritikuodavo tuometinį jaunimą, ir posakiai labai populiarūs, kad mes netokiais buvome. Jaunimas dabar auga toks, kokiu jisai yra. Ir yra labai daug šaunaus jaunimo ir aktyvaus jaunimo ir mokančio, žinančio, ką daryti. Deja, ta bendra ta visa terpė greičiausiai neleidžia jam reikštis. Daugiau gal orientuojamas jaunimas tam tikrų jėgų, jos egzistuoja, kita linkme, tokio gedanistinio, tas gerai,
atsipalaidavusio gyvenimo, problemos keliamos tokios, kurios nėra esminės. Gaila, liūdna, bet manau, aš esu optimistas, aš manau, kad čia toks laikinas dalykas ir tauta gyvuos ir valstybės neprarasim.